Jeigu tyro noro nėra, pas mane tyro noro pilna, pravesiu aš. Tai va, tai truputį luktelim ir jeigu yra tokių, kurie prisijungia iš viso pirmą kartą, nu vat iš viso galvoja, kas čia per moteris tokia garbanota šneka, tai tada prisiduokit. Nes su jumis, žodžiu, yra toks ilgesnis bus truputį dialogas pačioj pradžioj, nes truputį papasakosim, kaip čia kas nuo ko prasideda. O jeigu tokių nėra, visi žodžiu savi, giminės artimieji susirinkę, tai tada jau galėsim iš karto pradėti meditaciją. Ievutė, šiandien pas mus futsokas. O geras. Tai vat su tuo jūs visus ir sveikinu. Ar yra... Prašom eiti prisipilti vonelę. Taip, ir ar yra kas nors, kas nežino, kas futsokas yra? Kojų mirkymas. Tarptautinis pavadinimas futsokas. Va prašau, kolega mano prisijungė dar, labą dieną. Tai futsokas, tai nuo to ir pradeda. Aš visada jaučiu, kada bus vonelė, sakau, čia turbūt reikia atsinešti vonelę šiandien jau. Nu, va, klausykit. 6 ir 7 ir 8 išvystytas. Tai žodžiu, vonelės einam prisipilti. Kas niekada nedarė, tai reikia ko? 3 dalykų. Švaraus vandens bliuduko, kuris tam tik tai ir skirtas, rankšluostuko ir dar reikia su kažkuo dar gėlo vandens nusipilti. Ir dar druskos reikia, tai 4. Ar aišku, ką dabar turim daryti ar ne? Laurytai, ką dabar turim padaryti? Va, pakartokit jūs. Prisipilti vandens, sudruskyti į kibiriuką, pasimti švaraus vandens, nusiprausti kojom ir rankšluostuką, arba popierinį, arba medžiaginį. Nu, 10 iš 10, viskas jau praktiškai. Nu. Okay. Tai gerai, einu ir aš klausykit tą vonelę pasiruošti.
Ir kaip mums visiems sekasi, ar tie, kurie norėjo pasidaryti jau vonelės visą tą procedūrą, jau turi visas priemonės reikalingas. Aš kažkaip jūsų nematau čia dabar. Nu, bet sakykim, kad spėjo visi, kurie norėjo, ar ne? Aš dabar galvoju, gal mano kolega iš tos širdies valstybės mums čia pravestų tą pirmą meditaciją. Atverti pas mus cepelininis dangus, jau žinokit, jau širdis veriasi nenorint. Nu, tai va. Ar galėtumėt klausyti? Aišku, aišku. Nu, va, labai gerai. Tai aš išsijungiu jau. Labas vakaras visiems. Tai malonu jūs matyti. Mūsų, matau, skaičiai vis auga ir auga kas savaitę. Tai tie, kas nežino, mano vardas yra Gena. Ir Ieva pasakė, aš esu iš širdies šalies, tai čia iš Anglijos. Tai kas nežino. Gerai, tai mes pradėsime meditaciją. Aš suprantu, šitoje grupėje gali būti dabar žmonių, kurie jau jūs meditavo tam tikrą laiką. Tai jūs labai gerai pažįstat, kaip kundalinį kyla, kaip medituot, bet gali būti žmonių, kurie tik tai pradeda. Tai dabar aš norėčiau, pradėkime nuo to, kad aš parodysiu ir galim kartu padaryti, pakelsim savo kundalinį. Tai kai jūs matot mane ekrane, tai dabar kelkim savo kairę ranką link viršaus. Aš dažniausiai pradedu tiesiog su savo kairės ranką kėlimu, nes tai pradedu užtvirtinti tą dėmesį. Tai dabar, kai mes kelsim dar kartą, tai mes suksim dešinę ranką aplink kairę. Neskubant, iš lėto, kai pakilkim virš šūgalvį, užryškim mazgą. Nuleidžiame vidų rankas, pakelkim dar 2 kartus. Tai antrą kartą keliam. Tai mes užrišam 2 kartus. Mes užrišam dėmesį, simboliškai, bet ir mūsų dėmesys kils tuo pačiu. 3 kartą irgi keliam. Ir užrišam 3 kartus. Tai mes simboliškai užrišam kaip ir mūsų dėmesį, bet iš tikro kundalinį kils iki viršugalvio, iki Sahasraros. Ir mes pradėsim tą jausti savo kūne. Dabar su dešinė ranka padarykim tokią kaip apsaugą, bandanas vadinamas. Tai nuo kairės pusės iki dešinės ir atgal, tokia kaip arka virš savęs, kaip vaivorykštė. Dėmesys tenkimės laikyti viršugalvį. Ten ir atgal mes darom 7 kartus. Irgi neskubėkit, tiesiog jauskit dabar save dabartį. Tai labai paprasta, jeigu mes darom kažką labai dažnai, tai tampa automatika. Bet stenkitės, kad tame būtų jūsų sąmoningumas. Nors visi daro tai 1000 kartą vis tiek, kad jaustumėt. Ir gerai, dabar padėkime abidvi rankas ant kelių. Atverstais delnais. Galim giliai įkvėpti. Po truputį dabar dėmesys pradės eiti link vidaus. Dar nemerkiam kojas. Mes pirmiausia turėsim pasakyti mantrą, bet pradžioj vien užsimerkus ir būnat kartu, nors mes esame visi skirtingose vietose, mūsų dėmesys pradės ramintis eiti į vidų. Tai geriausiai visada pradėti nuo kvėpavimo. Giliai įkvėpkim. Iškvėpkim. Po truputį visą įtampą, kuri yra mūsų kūne, jinai pradės eiti lauk. Ir mes pradėsim jausti vis stipriau poveikį. Dabar, laikant dėmesį viršugalvį, kiek jūs sugebat,
Jeigu mūsų protas labai aktyvus, yra daug minčių, susitapatinimų, tai mums sunkiau pasiekti tašką viršugalį, mes nejausim. Tai tada jauskit, tada gali kreipdėmėsi į širdį. Ir dabar su dešinė ranka nukreipkim link vonelės, link jūsų vandens ir ratu, sukit ratu, sėdėmas toks bandanas. Ir kaip jūs sukat, dabar pirmiausia atkreipkite dėmesį į savo kairę ranką. Pavyzdžiui, aš iš karto pradedu jausti, kai keičiasi pojūčiai, kaip energija pradeda tekėti. Ir, pavyzdžiui, mano kairė ranka pradeda vėsti momentaliai, nors aš darau vandenį. Šitą bandaną mes darom, nes turim užvibruoti šitą elementą, vandens elementą, pasakykime mantrą Šri Džhala Tatva. Jeigu jūs nežino šitos mantros, tai tiesiog paklauskite. Om Tvameva Sakshat Shri Džhala Tatva Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Gerai. Dabar galim užmirkyti savo kojas. Tai mes darysim, kaip mes vadinam, futsokas, bet tai yra pėdų mirkimas. Šitas metodas yra labai efektyvus ir pradedantiesiems, ir sahadžio jogams, kurie jau medituoja metų metais. Šri Mataji labai patarė, nes jisai labai išvalo mūsų centrinę, mūsų subtilę sistemą, bet ypač žemiausias čakras, pirmas 3 čakras, labai šitas metodas yra efektyvus. Tai pirmiausiai nukreipkim dėmesį į rankas dabar. Ką jūs jaučiat savo delnuose? Viską, ką jūs jaučiat, tiesiog neanalizuokit ir nevertinkit save ar tai, ką jūs jaučiat. Tiesiog įsiklausant, kokie pojūčiai. Mes galim išlavinti vibracinį suvokimą, suvokdami. Tai tiesiog ką jaučiam rankose. Dabar mes galim pastebėti, kad jeigu mes tiesiog būnam, nieko nedarom, tai pojūčiai ir rankose, ir kūne gali stiprėti. Nes mūsų dėmesys jisai nėra dar išsiskaidręs, nėra dar stiprus. Tai jeigu mes dabar sėdim čia, mūsų dėmesys pradeda eiti į praeitį, mes galvosim, kas šiandien įvyko. Arba mes galvosim, ką mes darysim paskui, po to, kas įvyks darbe. Ir panašiai. Tai mes turim tiesiog bandyti visais būdais padėti kundalinį, padėti savo, kad tas dėmesys liktų dabartį. Pirmiausia, su savo dešinę ranką tiesiog pradėsim
kelt kundalinį savo, kaip mes kėlėm abidvi rankom, dabar su viena ranka, bet taip labai lėtai ir dabar stebėkit, ką jūs jaučiat. Visų pirma, galit pradėti jaust pojūčius, kai, sakykime, nuo tam tikros kūno dalies, nuo tam tikros čakros, jūs jausit karštį arba jausit viesumą. Tai ką mes darome, tiesiog keliam mūsų siūlelius kundalinį, padedam jiems pakilti viršun. Dabar nukreipkim abidvi rankas link žemės, jeigu jūs sėdite ant kėdės, tiesiog nuleiskim. Ir vėlgi galim pastebėti, kaip dėmesys bando pradeda toliau eiti mintys. Dėmesys nenori būti dabarty, jisai negali būti dabarty. Nuleidžius rankos abidvi link žemės, mums padeda vandens elementas, bet ir žemės elementas. Irgi. Dabar nuolankiai galim paprašyti, motina žemė, prašau, jeigu visas nešvarumas, visa agresija, visas galvojimas, nesugebėjimas būti dabarty, jaust save, jaust džiaugsmą, jaust meilę. Jeigu visas tai išeina į tavo kūną ir bus sudeginta. Tiesiog leiskim vandeniui ir elementams sugerti visą mūsų įtampą, visą negatyvumą. Mes nieko nedarom. Šiuo metu mes nieko nedarom, mes tiesiog stebim, mes leidžiam. Pasitikėjimas savimi. Aš tikiu mano kundalinį, aš tikiu savo dvasią, aš tikiu Dievu. Tai yra jėga, kuri manim pasirūpina. Dabar galim padėti abidvi rankas atgal ant kelių. Padėkim savo dabar, kad išvalytumės, kaip aš sakiau, kad kundalinį veikia, bet mes galim, darant labai paprastus judesius, mes galim padėti tam procesui stipriau. Dabar, kur yra mūsų muladhara, tas pradinis centras, pati pirmoji čakra, pačioje mūsų stuburo. Tai sukim su dešinę ranką ratu kaip bandana. Labai lėtai, dėmesį galim laikyti tenai arba sahasraroj. Ir mes pradedam nuo centrinės, kur yra centrinė muladhara. Dabar po truputį periname į kairę.
ir į dešinę pusę. Ir tiesiog nuleiskit į vandenį. Nuleiskit į vandenį, kai jūs nuleistumėt į vandenį. Mes sakom tos judesius. Jūs galėsit pamatyti, kaip paskui palengvės pojūčiai ir savijauta. Dabar pereikim prie antro centro, tai yra Svadistanas. Tai vėlgi galim nuo centrinės besukant. Taip pat tai yra geras toksai eksperimentas ir pratyba mūsų dėmesį irgi. Ir perėmėm prie kairio Svadistano. Tai maždaug kur kairė kirkšnys. Ir prie dešinę dabar. Link Nabi. Tai yra mūsų Nabis. Tai yra pilvo centras. Jūs pastebėsit, kai kurios, jeigu jūs jaučiat vibracijos, pastebėsit, kai kur labai jūs greitai išsisupat iki visumos, o kai kur iš vis neišsisupat. Tai yra tam tikros ypatumai jūsų subtiliosios sistemos, kur yra didesnis blogas, mažesnis. Kur pereinam prie kairio nabio, šonkauliais iš kairės pusės. Kur dešinysis, šonkauliais iš dešinės pusės. Čia mes galim jaust daugiau to karščio, nes tai yra centras mūsų dėmesio šitoje vietoje. Tai visą laiką mūsų dėmesys yra atakuojamas, pastoviai iš išorės. Mes pergyvenam, galvojam ir atsiranda įtampa, karščiai. Dabar mes pereinam prie širdies. Kur yra širdis, centrinė širdis, kaip mes vadinam. Širdies lygmuo, kur krūtinė. Jeigu visos mūsų baimės, visas nepasitikėjimas savimi, savo svarba, kad aš esu svarbus, kad aš esu tyras, kad aš esu dvasia. Visas tai bus išvalyta iš mūsų subtilios sistemos. Kur kairė širdis. Jeigu jūs išsivalot šiuo metu iki visumos, idealiai, kad mes galėtume išsivalyti iki visumos, bet gali būti, kad blokai gali būti tokie gilesni ir jie tik tai pradeda valytis. Tai tada tiesiog kiekvieną kartą jūs darysit vonelės arba šiaip meditacijos, jūs galit pradėti. Tai yra pats paprasčiausias judesys, bet jūs galit padėti savo subtilią sistemą. Ir kai jinai pradės švaresnė, jūs pajausit, pamatysit, kaip pasikeis viskas. Jūsų dėmesys, jūsų savijauta, jūsų sveikata. Ir pereinam prie dešinės širdies. Tai yra širdies lygmuo, bet iš dešinės pusės.
Dabar mes pakeliam, bet tai ir nėra čakra, tai yra tarp krūtinės ir kaklo. Nes tai yra tas centras, tai yra mazgas. Čia yra svarbus energetinis mazgas, kur atsiranda visas mūsų susitapatinimai. Kad aš esu šitas kūnas, kad aš esu šitas protas, aš esu šitas vardas. Tai čia irgi perim trupučiuką. Ir dabar iš karto perinam prie viršūdį, tai yra gerklės lygmuo. Galim pradėti nuo centro vėl. Ir po truputį perim prie dešinės ir kairės. Prie kairės pradžioj, paskui dešinės. Tik stenkitės jausti, kur intuityviai jūs norit daugiau. Ir tiesiog nuleidžiam. Iš kairės pusės, kaip mes žinom, tai yra, kad mes jaučiamės. Mes esam, aš esu kaltas, kad aš esu nevertas. Iš esmės tai reiškia, kad aš esu nevertas motinos, Dievo, meilės, kad aš esu nevertas savirealizacijos, susitapatinimas. Tai tiesiog visas susitapatinimas, visas tai išeina, išnyksta. Aš esu nekaltas, nes aš esu tyra dvasia. Užtat, kad višūdį mes labai dažnai naudojam. O višūdį yra santykis ir su savimi, ir su išore, su aplinka, su kitais. Tai mes galim kapot save, arba mes galim kapot kitus. Arba mes galim jungti su viskom, su visais, kad mes esam dalelytė visko. Tai višūdį visada tas centras, kur mes dažniausiai jaučiam daugiau darbo. Ir dabar perinam prie agijos. Tai yra kaktų, antrinė kaktų. Priekinė agija. Dabar kairė agija. Mūsų kairė galvos pusė, tai praktiškai bus mūsų ego. Nes mūsų kanalai kryžiuojasi. Kryžiuojasi čia, tai mūsų ego praktiškai kairėje pusė, mūsų superego dešinėje. Taip mes galim nuleisti reiškia. Ir jeigu galit sugebat galinę agiją. Jeigu mes visgi jaučiam dabar įtampą, o čia yra tas centras, praktiškai mes visi jį galim jaust, nes visos mūsų mintis, identifikacijos yra čionai. Tai dabar, kad padėt savo, yra paprasta mantra, pasakyti, kad aš atleidžiu. Tiesiog uždėjus ranką čia dešinį, aš atleidžiu. Aš atleidžiu savo, aš atleidžiu kitiems. Aš atleidžiu. Kiekviena mintis, kuris ateina dabar. Viską, kas trukdo man išbūti dabar, tai aš atleidžiu. Viską, kas įvyko praeitį, aš atleidžiu. Viską, kas bus, aš atleidžiu. Ir aš tikiuosi, jūs galėsit jaust, kad dabar tikrai palengvėjo vibracijos, kaip jau buvo pačioj pradžioj. Ir galim trupučiuką pakelt kundalinį su dešinė. Nes kuo daugiau siūlelių kundalinį kils, tuo stiprės mūsų ir pojūčiai, ir mūsų meditacija kokybė.
mūsų savijauta, mūsų jungtys. Ir pasižiūrėkim, kiek jūs jaučiat kundalinį ir iš galvos išeina. Jūs jaučiat srautą. Gerai, dabar padėkime abi dvi rankas. Jeigu jūs toj pačiu jūs dar jaučiat kažkurioje vietoje, jūs galite dar išvalyti, bet kaip matot, kundalinį pėdų mirkimą mes galim daryti visais būdais, mes galim su mantrais, su balansavimais. O dabar pats paprasčiausias metodas, kaip mes galim savo padėti. Juk leidžiam savo dar pabūti minutę porą tyloje. Mes galim pastebėti, kad kuo švaresnė tampa subtilė sistema, tuo labiau mums komfortiškiau noris būti tyloj, būti dabarty, būti su savimi. Kuo labiau visko yra, tuo labiau sunkiau mums išbūti. Štat mes turim naudoti visus triukus metodus, kad padėti savo, padėti kundalinį. Ir prieš pat užbaigiant šitą meditaciją mes tiesiog paprašom motiną, prašau, sustiprink manyje pilną vidinės ramybės ir džiaugsmo jungties būseną. Ir tegul viskas, kas buvo išvalyta per šį futsoką, per šią meditaciją, bus užpildyta jūsų vibracijų, švarios vibracijos, čaitanija. Nes kai mes išvalom čakrą, joje atsiranda voidas, tuštuma. Ir jinai turi būti užpildyta vibracijų, nes kitaip mes vėl prisikaupsim. Visokiausių nesąmonė, dėmesys pradės eiti ten, kur jis neturi eiti. Kiekvieną savo meditaciją, trumpą ar didelę, aš visada stengiausi pabaigti su dėkingumu. Jisai gali būti didelis, paprastas, bet tegul jisai būna nuo širdies. Tai netgi galim uždėti ranką ant širdies dešinę ir tiesiog padėkoti už šitą akimirką, už šitos metodus. Ačiū tau, motina,
už visą tavo pagalbą, visą tavo rūpestį, visą tavo pasitikėjimą ir kantrybę ir palaikymą. Ir iš lėto, jeigu jūs esate pasiruošę, galim lėtai išimti pėdas iš vandens. Su vandeniu nuvalyti pėdas, paskui švelniai nusauskint savo pėdas rankšluosčiu. Ir vandenį mes išpilsime į tualetą arba į kitą vietą. Darykite tai tiesiog tokioj ramybės būsenoj, nes paskui mes pereisim toliau mūsų programą. Nu, klausykit, bet kokia meditacija, viskas, galime eiti namo jau. 10 Mataji, labai ačiū. Tikrai. Ir Ieva, aš turėsiu išeiti į kitą meditaciją už 8 minutės, tai aš kaip perduodu tau. Jeigu pažiūrėt arba video, arba galima eiti namo. arba galime eiti namo, nes tikrai labai gera meditacija buvo. Jeigu yra gera meditacija, jeigu jaučiat tiesiog, čia jau patarimas kitiems žmonėms, jeigu jūs jaučiat tą meditaciją, tiesiog išbūkit joje ilgai, ypač online, tiesiog, jeigu jūs jaučiat ją tiesiog, nes tie momentai, jeigu pradeda kundalinį tekėti, yra labai, labai svarbus. Paskui vėl dėmesys bus įtraukiamas. Aš nieko net nebeprisimenu, ką aš čia. Gal čia turėjom pakalbėti kažką. Nieko visiškai. Išsitrynė kasetė man visai. Sėdžiu. Tik tai, nes kas nežino, tai Gena labai ilgai medituoja jau ir net būnant šalia jo fiziškai, jau tu jautiesi toks tikrai ta energija tikrai reaguoja ir man atrodo jis irgi, kas pajuto, tai pajutot, kad mes kaip neveda žmonės, vis tiek ta energija veda tas meditacijas, bet per kitus žmonės labai taip stipriai pasijaučia. Tai aš gal tik noriu paklausti, kol dar nepabėgo mūsų lektorius iš Anglijos.
Koks būtų toks, nežinau, patarimas gal, nes aš irgi kažkaip pasikalbu su tai žmonėm, kurie pradeda medituoti ir ta pradžia tikrai kitiem būna tokia labai, nenoriu sakyti, kad sunki, bet tikrai daug iššūkių, labai daug tas protas kelia klausimų ir kažkokios tokios įtampos ir kažko. Ir arba gal gali pasidalinti, kaip tavo ta pradžia buvo, kada tau įsijungia, kad viskas, čia tikrai ir veikia, žinai, arba kaip tu savo padėjai, arba kas tau dabar padeda. Tai žinai, tokia pati pradžia, kaip būna. Nes visų jinai labai skirtinga, dabar kas pas mus, pavyzdžiui, ateina į Kauną, visų tie protai pajungti ir visi sako, negaliu niekaip, žiauriai sunku, bent sekundę. Tai kaip galėtų padėti žmonės savo? Tik tai stengdamės čia žiūrint, kiekvienas mes ateinam į sahadžą jogą, šiaip eidami dvasinį kelių mes esam, mūsų kelionė yra visada be galo individuali. Vienas turi stipresnis tam tikras sąlygas, savybės, čakros gal netgi subtilioji, kitas vienas širdys labai bus stipri, kitas labai geras komunikatorius, trečias labai ramus, ketvirtas negali nusiraminti. Tai kažkur Šimadadži yra paaiškinus, kad sahadža joga neveikia taip, jinai pasakė, įsivaizduokit, jūs ateinat ir ant kiekvienos čakros yra mazgas. Ir tą mazgą negalima nupjauti, nes kitaip bus žala. Tai jį turi kažkaip atrišti. Tai tik tai motina turi kantrybę tai atrišti. Bet ta kantrybė, kuri turi motina, mes turim turėti irgi su savimi. Tai visų pirma, pradėti nuo keisti savo rutiną, keisti savo įpročius, įdėti tą meditaciją kasdien, kad būtų. Pavyzdžiui, ką mes šiandien darėm, tai yra pats paprasčiausias dalykas, kurį mes galim padaryti. Tiesiog mes dirbam su savo dėmesiu, mūsų dėmesys pastoviai bando eiti visur kitur. Atsiranda įpročiai, jeigu mes jaučiam įtampą, mes paėmam, žiūrim, kas Facebook'e, mes nenorim galvoti, kas vyksta dabar. Tai tas pradėti nuo, kad būt meditacija ryte ir vakare, bent jau, sakom, 5 minutės, realiai per 5 minutės, nebent jūsų kundalini labai stipriai jūs atskleis, per 5 minutės, kai jūs pradėsit jaust, kad jūsų dėmesys nėra tvarkoj. Per 5 minutės. Ir paskui žmonės gerai, tai kokios čia patirtis yra. Aš sėdu pameditėti ir aš suvokiu, kad tiek disbalansas. Tai tokia demotyvuojanti gali būti. Bet realiai kito kelio nėra kaip meditacija. Bet kitas yra santykis su savimi, nes, kaip minėjau, kai viešūdė yra santykis su kitais, bet su savimi santykis yra be galo svarbus. Vienas dalykas, kurį mes visada, bent o mūsų kultūra yra, kad mes save labai nuvertinam, kad aš nesu svarbus, aš esu kaltas, aš esu nevertas. Dažniausiai yra, aš esu nevertas, koks aš esu blogas. Mes su to labiau susitapatinam, nei su to, kad aš iš tikrųjų esu dvasia. O tai yra tas dalykas be galo svarbus. Tai tas santykis, kad aš esu vertas. Tam pradžioj, užtat mes ir sakom, kaip mantra, aš esu nekaltas, netgi jeigu tuo metu realybėje mes dar netikim tom, bet mes vis tiek turim tai kartuoti. Ir stenkitės, kad jūsų širdis prisijungtų prie šitų mantrų sakymų. Ir jūs pamatysit, kad bus tas lūžis ir pradės keistis. Nes tie dalykai labai, labai gilūs. O bendrai sahadža jogoj, kaip ir visur kitur, kaip ir mano kelias, aš visada patarčiau būti labai sąžiningas su savimi. Nes ką jūs jaučiat, kokie atsiranda silpnumai, kur jūsų dėmesys traukia. Ir tam reikia kartais tos vidinės drąsos, nes kartais pamatyti save yra baisu. Tai čia pirma, tai sakau, net nežinau, kiekvieno bus kelias skirtingas. Vienam padės labai kolektyvas, jei ateis į kolektyvą, jam pradės skleistis. Kitam bus labai įdomu pasiklausyti motinos lekcijų, jisai pažiūrės. Bet bendrai yra mes turim leist duoti savo laiką, kad būt meditacijoje, nors kažkiek, ypač dabar. Ir kokybė meditacijų, jinai be abejo pradės keistis. Pradžioj tai būna, kad atsisėdi, į mano tos rytinės buvo meditacijos 4 ryte, atsisėdi
ir tu jauti viską, kas kaip valus tavo, sakyčiau, hard diskai. Viskas eina į paviršių, kas buvo, kažkas pasakė, kaip aš jutaus tuo metu. Apie ką aš galvočiau tuo metu iš vis negalvočiau, bet jisai pradeda eiti per tą rytinę meditaciją. Ir man buvo keista pradžioje, bet aš leidau tam procesui vykti. Ir jinai išeidavo, išnyko. Ir tada pastebėjau, kad atsiranda ta skaidruma, kad tu ateini, tu užsimerki ir jau rečiau tų minčių nėra. Arba jos kažkokios satviškesnis, geresnis, arba paskui iš vis išnyksta. Tai čia išlietų tos ta meditacija. Meditacija tai yra, kaip mes valom savo dantis, tai mes turim grinai tą prižiūrėti save. Ir mes turim viens kitą. Mes realiam turim viens kitą, kur mes galim palaikyti, kas ne visada buvo istorijai, kaip žmonės einant dvasiniu keliu. Ne visada turėjo, ypač tie, kurių kundalinį buvo pažadinti. Mes jausdavom tada, kad mes biškai kažkom skiriasi, mūsų dėmesys, kažko mes norim daugiau, plačiau, bet kiti žmonės tiesiog kitaip mato. Ir čia nereikia nei jų nuvertinti, nei save užkelt, bet yra kaip yra. Tas yra. Tai, nežinau, labai plačiai, labai nekonkrečiai, bet tikiuosi, kad nors kažkiek padėjo. Aš klausyčiau valandą dar kokią podcastą, man prašau įrašyti valandos laiko. Aš atsimenu, buvo mano default state, tai būt tyloj, mažai labai bendraut kalbėti. Aš vienais metais kažkada seniai, aš tada gyvenau dar Lietuvoje, tai gal prieš 20 kažkiek 3 metus. Mes buvom atsakingi už pūdžą. Ir mes pasastą saugosi, mes darėm dovanas, mes iš molio, ką mes lipdėm. Tai buvo Krišna pūdža, tai mes lipdėm tos. Ir tas buvimas man su jogais, aš nustojau iš vis bendrauti, nes man tai buvo gera. Tai aš pastebėjau, kad tas taip norisi dažnai tyloj. Tai jūs jau turit bėgti, taip, aš kaip suprantu, ne? Taip. Aš galvoju, kad mes paskaitos esam nepasiruošę, tai pameditavom labai stipriai, kaip sakoma, šia linksma gaida, man atrodo, jaunimas ir atsisveikins. Tai Šri Mataji. Pasimatom šeštadienį 8 ryto, vėl meditacijoje. Labai gerai Gena patarė, tas toks, kaip sakoma, pradėti reikia nuo mažai, o didelių tikslų savo neužsibriežti ir save kažkaip tikrai mylėti ir po truputį treniruojantis tie dideli tikslai ir ateina ir pasisekė, ne? Taip. Kiekvienam savo laiku, kaip klausykit, kaip pomidorai visi paraudonuosim, tik kiekvienas anksčiau, kitas lėčiau. Prieš užbaigiant. Taip. Mes nepakeliam kundalinį, tai pakelkim kartu kundalinį. Pakelkim kartu. Ir pabaigsim. Tai vėl. Pakeliam 3 kartus. Dabar jau galim stebėti, kad lengviau tas dėmesys užsilaiko. Ir padarom bandaną. Ačiū labai visiems, gero jums vakaro ir iki pasimatymo. Viso laimingai iki šeštadienio. Iki šeštadienio.